Laukus. Mamytė, paglostyk man kasytę. Žemiau, žemiau, mamytė. Turime tokį adresą, kavinė baras Alimar, Rudaminos gatvė 1 Skaitiškės. Ir savaitgaliais ten vyksta šokiai. Дискотека, авария, приезжала к нам. Расстреляла она всех крутых пацан. Pareiniok. Tai reikia pasisiūlyti, kad didžiai esam, kokią muziką grojam. Duetas, koks mūsų duetas gali būti? Klausau. Labas, vakaras. Labas vakaras. Jums, žinokit, paskambino dabar toks Justas ir Marius. Mes esam didžiai ir norim pasisiūlyti atvažiuoti, pagrot pas jūs. Ta prasme. Nu, Padaryti šokius. diskoteką, pasakyk. Šokius padaryti. Jo. Tuts. Ne, tai aš suprantu, bet ta prasme, kokiu pagrindu jūs organizuot norit ar kad? Nu, mes turim kolonėlės, dvi. Turim grotuvus, programą, biškai turim šviesos lengvai. Nu. Ir mes programą padarom, plakatą jūs atspaudinat ir, mes programą, jūsų baras ir mes užėjimą pasiemam pinigus. Po 5 litus pasiemam. Matot, problema tame, kad pas mus visi savaitgaliai kavinė yra rezervuota jau daugiau nei pusę metų į priekį, taigi. Tai jūs... O kas pas jūs dažniausiai būna kažkokios krikštynos, gedulingi pietus, ar ne? Užsikamėjai bandyti. O šeštadieniais? Bet tai reikia diskotekos, reikia šokių jaunimui. Pažiūrėkit, kokie mes, pavyzdžiui, esam didžiai. Mes Facebook'e klausėm, sakėm, ar reikia daryti diskoteką. Taip, tai 3 žmonės sakė taip. Ir klausėm, kur geriausia vieta ir sakė, tikrai taip, čia. Tai mes, žinokit, padarytumėm šokius, muzikos turim, paklausykit. Ir, tikrai. Čia aišku, klasika, turim ir naujesnės. Tai aš tikrai viską suprantu, bet ta prasme, nieko padėti negaliu. Kaip? O tai kada laisva yra dabar? Niekada. Kaip supras, niekada? Čia jūs iš principo dėl to, kad aš esu juodaodis? Čia ir prasideda, aišku. Ačiū. Koks, nusikalbėjo mano tas draugas. Tai... Iš kur jūs gavot šitą numeriuką? Internete. Aišku. Mūsų kavinė, ta prasme, neskirta yra diskotekom ir... Parašyta savaitgaliai šokiai. Ko meluoja dabar? Ne. Jeigu nori atsimazinti, taip ir sakai, aš tiesiog, mes padarysim biznį. Suprekiausit daugiau, nei suprekiavot kada nors iki tol. Supratau. Grojam tokią muziką, kuri užveda. Nieks nešoka, eina visi gert. Supratau, ačiū už pasiūlymą. O mes gal galim taip sutart, pabandom vieną renginį. Jeigu, pavyzdžiui, baras suprekiaus tą vakarą daugiau negu įprasta dvigubai, tada mes įrodysim, kad verta buvo. Dar sykį kartoju, ačiū už pasiūlymą, bet ieškokit kitų galų. Kaip negalima atvažiuoti, mes norim pagrot. O gal ketvirtadieniais tada? Mes neimtumėm užėjimą. Ne, dėkui. Mum atvažiavo iš Anglijos, mes užsakėm aparatūrą, tai kur įdėt dabar? Labai malonu, kad jūs užsakėt aparatūrą. Panervavom tave. Tai radistų nenorit į savo bariuką. Čia radio stotis ZIP FM. Jonas ir Rolandas, radistai, labas. Malonu, labas. Mes juokais. Taip, žinok, pabandėm patikrinti barai, ar įsileistų 2 nežinomus didžėjus, kad jie padarytų šokius, bet kaip suprantam, jūs nesate appreciate ir nenorit, kad kas nors grotų pas jūs. Situacija yra šiek tiek netokia, aišku, kaip jūs čia dabar apibūdinot. Jūs pats pasakėt, kad neturit laisvų savaitgalių, tai kaip mums suprast? Taip, tai užtat, kad neturim laisvų savaitgalių, tiesiog ir tiek. Gerai, kas šį savaitgalį pas jūs groja? Kas bus per šokiai? Kokie šokiai? Tai čia bus proga, ta prasme, klientai užsako ir klientai turi savo muziką ir taip. O nėra šiaip, kad laisvas kažkoks, kad... Ne. Supratau. Tai gerą vakarą. Ačiū.